Labas merginos. Tai va, praeitos pamokos buvo mūsų pradėtos jau apie grybų paruošimą, jų asortimentą. Tai tiesiog trumpai norėčiau jums papildyti dar apie grybų panaudojimą. Tiesiog kas įeina į kultūrinius grybus, apie naujų naudojimą, apie truputį apie kai kurias pastabas. Ir tiesiog norėčiau pasakyti keletą grybų pavadinimo. Ir baltieji pivagrybiai. Jie yra naudojami plačiai, žinot, tikrai yra naudojami įvairiems patiekalams gaminti, taip pat yra valgomi ir žali. Tiesiog galima juos plonai supjaustyti ir su įvairiais padažais. Kepant su sviestu ypač yra išryškėjęs skonis. Mažučiai grybukai ir nuostabiai atrodo pamarinuoti. Tai, o kas sakykime, truputį prie pastabų, kas liečia baltuosius pivagrybius. Tai tiesiog grybai turi būti su baltomis tvirtomis kepurėlėmis, prigludusiomis iš apačios prie trumpesnio kotelio. Jeigu jau pivagrybiams yra apačia ruda, jie jau skaitosi peraugę. Yra iš pivagrybių yra rudieji pivagrybiai. Tai tokie jauni, gražūs grybai, puikiai tinka salotoms, gali būti vartojami ir žali. Rinkitės tiesiog lygiai taip pat prigludusius, tokius kaip su sijonėliu, kad būtų. Didieji pivagrybiai. Be kitų puikių tų šių savybių, ką turi pivagrybiai, dėl dydžio labai tinkami tokie, pasakykime, yra įdarimui. Arba tiesiog kepti kaip didkepsnius. Didieji pivagrybiai ypač kvapnus, o pagrindinis kvapo šaltinis slepiasi odelė, tada nebūna odelės ir nereikia nulupti. Yra kreivabudės, tai tokios ypač skanios grūzdintos, apvoliuotos džiūvėsiuose arba miltuose, tiesiog tinka su česnakiniu padažu ir jas reikėtų rinktis šviesesnės. Toliau, kas eina prie kultūrinių grybų, tai yra valgomieji danteniniai, naudojame labai įvairiai. Kinai valgo žalius, džiovinti irgi labai jie yra skanus ir juos reikėtų rinktis kuo didesnius. Ugniabudės. Ugniabudės yra naudojamos labai įvairiai. Japonai valgo žalias, tai tiesiog vienodos šviesios spalvos kepurėlės ir koteliai rodo, kad grybai užauginti yra patalpose su intensyviais spalvotomis kepurėlėmis, artimomis natūraliomis sąlygomis. Tai kokios yra gluosninės kreivabudės? Tai jos yra plačiai naudojamos Azijos virtuvėje. Turi mažą kepurėlę ir didelį kotą, tekstūra primena jūrų gėrybės, todėl dar jos yra vadinamos austrių grybais. Tai va, tai kas, sakykime, prie kultūrinių grybų. Na, mūsų miškuose tai yra miško grybai. Miško grybai, tai tikrinti baravykai mūsų patys ypatingiausi miško grybai. Ir bene labiausiai vertinami dėl ypatingo kvapo ir skonio, ypač skanus plonai pjaustyti ir kepti, svieste pabarščius druską. Ir tiesiog jie yra gaminami nepirkti, galima šaldyti žalius, kotelius ir kepurėlės, reikėtų tik tais gaminti atskirai, nes skiriasi tekstūra, bet to kotelių skonis yra truputį silpnesnis. Prieš gaminant kotelių, apačios paviršius yra kruopščiai nugramdomas. Voveraitis. Tai labai tinka, tikriausiai žinot, padažams, ypač grietinėlės, labai jos yra skanios, teptos arba troškintos, tiesiog yra gaminamos nepvirtos, tiesiog jos nekirmija, bet būna labai nešvarios. Tad plauti reikia itin kruopščiai, galima dušo srove, galima tiesiog kad tiesiog dušo srove, tiesiog kad jas
jas geriau įsisavintų, tai patariama jas kuo smulkiau supjaustyti. Rudmėsės. Rudmėsės ypač tinka padažams kepti, taip pat lygiai taip pat ir auginti. Ir jos yra gaminamas nepirtos, reikia stengtis rudmėsių nespausti ir nepažeisti, nes tada atsiranda melsvai žalios dėmės. Žaliuokės. Ypač tinka rauginti, apvirtas galima šaldyti. Būna labai nešvarios, tad plauti ją reikia itin kruopščiai, galima stipria dušo srove. Šilbaravykai. Jų skonį ypač pabrėžia česnakai ir petražolės. Gaminami netvirti, skonių primena baravykus, tik silpniau kvepia. Tai dar tokie kaip bobausiai yra, tai juos tikrai draudžiama valgyti žalius. Gaminant bobausius patartina nepiktnaudžiauti prieskoniais, nes jie gali užgožti švelnų esamo grybo kvapą ir skonį. Bobausiai yra nukratomi, nuvalomi minkštų šepetėlių ir tiesiog trumpai pamirkomi nedidelėme kiekyje vandens ir kruopščiai yra nuskalaujami. Apverdami 3 kartus po 5 minutės. Kaskart šviežiame vandenyje ir tiesiog grybus vandenyje nupylus galima, tiesiog galima įvartoti. Dar kas yra iš mūsų miško grybų, tai yra ūmėdės, naudojamos labai įvairiai, jos yra nedžiovinamos. Būtina nulupti kepurėlių odą, nes gaminant grybus pasidaro tasi, lygi, tokio gleivėta, prieš gaminant reikia apvirti. Dar iš mūsų miško grybų, tai yra kazlėkai, jau labai tinkami konservavimui. Būtina nulupti kepurėlių odą, gaminti grybus, nes slidus gaminant grybus pasidaro tasi ir lygi, gleivėta, be to kartoko skonio jie yra. Ir raudonviršiai lepšės. Tai puikiai tinka įvairiems patiekalams gaminti, naudojami tikrai įvairiems patiekalams. Ir gaminant juos reikia virti ir gaminant galima ir tiesiog apvirti ir tiesiog jie paruošiami, nugramdomi ir kotelius ir paviršius ir tiesiog gaminami gali būti neapvirti. Tiesiog švariai nuvalius. Tai va, tiek apie kultūrinius ir miško grybus.